Knygos Ir tada bus geriau autorė Lolita Piličiauskaitė-Navickienė skaitytojams pristato savo naujausią romaną Slėptų sapnų tyrlaukiai. Paslaptingas, intriguojantis ir šiek tiek mistiškas pasakojimas apie pilnavertį žmogaus gyvenimą sapnuose. Pažvelgiau į sapnus tai kaip į pasąmonės pedagogiką, kur iš tikrųjų siunčiami mums yra ženklai ir mokėjimas juos skaityti gali arba labai palengvinti mūsų gyvenimą, padėti išvengti kažkokių tai klaidų, sunkumų, gal net ir nelaimių. O kadangi pačiai teko sapnuoti pranašingus sapnus, aš suvokiau, kaip jie gali keisti žmogaus gyvenimą. Esu mokslininkė, pedagogė, 20 virš metų dirbantį pedagoginį darbą, tai pažvelgiau dar kaip į bandymą tiesiog atkreipti dėmesį, kad tai, ką mes regime naktimis, iš tikrųjų tai yra to visos bendros sistemos, to bendro absoliuto siunčiamos mums žinutės, kurios mes iš tikrųjų turim išmokti skaityti. Romano centre moteris Alberta, nuo mažų dienų gyvenanti dviejose pasauliuose – šiame ir sapnų. Ieškodama atsakymų į kasdienybės klausimus, ji juos atranda panirusi į gilų miegą. Pagrindinė Slėptų sapnų tyrlaukių herojė, Alberta, jinai išgyvena visiškai nemažai tai, ką man pačiai teko patirti, dėl to mes esame čia, Tallat Kelpšos vidinėme kiemelėje, nes teko čia mokytis ir pagrindinė herojė, jinai yra muzikė. Kodėl jinai turi tokią išskirtinę galimybę matyti sapnus tokius, praktiškai kaip kažkokius tai serialus, kurie ją lydi nuo mažumės ir kodėl jinai turi sapnuose draugą, kuris ją sergsti, kuris ją moko, kuris jai pataria. Aš neatskleisiu šitos paslapties, tegul tai būna skaitytojų intriga. Dar mano tokia užduotis ir bandymas buvo, aš labai norėjau parašyti knygą, kurioje nebūtų sekso, smurto ir siaubo. Nes iš tikrųjų kiekviename vos neleidinyje to yra. Norėjau parodyti, kad tas yra aplink mūsų gyvenime, bet aš norėjau, kad to būtų minimumas. Ir kai to neskaluoji, kai to nesureikšmini, kai to nepadedi ant lėkštutės, tai iš tikrųjų jisai sumažėja iki žirniuko dydžio ir kažkur įtinėjasi už nugaros.